Na ir galiu parodyti trumpai, kaip sekasi hortenzijoms, kuris genėjau pavasarį. Buvau uždengusi nuo šalnų, todėl tai viskas gerai. Čia yra vanilla fries. Taip pamažu bunda Polestar hortenzija. Labai jinai šiaip ankstyva, bet labai kažkaip čia nenoriai pradeda augti, bet jau pumpurai pasirodė. Turėjau didelių abejonių, ar iš Little Rosie kažkas iš viso išlys, bet kaip matote, čia yra pumpuras. Tai, gal viskas bus gerai. Šio krūmo nerodžiau, nes jį papildomai nupirkau pavasarį, nes Little Fresco, kurį krūmą buvau nupirkusi praeitais metais, parodosi šiek tiek vėliau, labai jie mažiukai man pasirodė ir irgi bijojau, kad neišgyvens, todėl papildomai nupirkau tokį krūmą, kuris kol kas džiugina, kad daug išleidžia naujų ūglių ir labai tikėsiuos, kad šalnų nebus. Tai yra Strawberry Blossom, irgi jaunas 3 metų krūmas, tačiau noriu formuoti, kad turėtų stiprias šakas, todėl labai mažai pumpurų palikau ir matote, vienas gerokai nukentėjo nuo šalnų, tai neaišku, ar jisai išsivystys, gal reikės jį pašalinti. O čia atrodo labai gražus jau ūgliukas. Taip atrodo Frambuzinė arba Samarskaya lilija. Irgi, kaip matote, buvo palikta minimaliai pumpurų, bet kaip jau gražiai atželia. Samarskaya lilija. Taip atrodo Magical Mount Blanc. Ankstyva veislė, viena pirmųjų pradėjo man rodyti dievybės ženklus. Pasižiūrėkit, kaip jau gražiai atrodo krūmelis. O taip atrodo bobo, dėl kurio aš labai pergyvenu, nes labai keistai jisai man atrodė. Tai jį taip formavau ir pasižiūrėkit, kaip bunda pumpurai. Jų bus daug, reikės papildomai formuoti. Atsiprašau, fokusą bandau pagauti. Tai kol kas taip atrodo bobo. Sekantis krūmas yra Bonfire. Irgi pirktas pavasarį. Ir pasižiūrėkit, nors ir dengiau, bet nudžiuvo. Ir čia irgi pažeistas nuo šalnų. Čia irgi nušalo pumpurai. Tai, kaip matote, leidžiu tos ūgliukus ne tik iš paliktų akučių, bet ir iš vadinamų tų miegančių akučių. Labai laukiu, nes, esu mačiusi tik tai video, kaip atrodo Bonfire, bet, man atrodo, bus mano vienas mylimiausių krūmų, tai labai laukiu. Skyfall irgi labai pergyvenau dėl jo, nes pasižiūrėkit, kokios išdžiūvusios šakos ir galvojau, niekas neužaugs man, bet, jau kiek ūgliuko gražiau. Irgi buvau visas hortenzijas dengusi nuo šalnų ir kol kas toks gražus rezultatas. Magical Mount Malinche kol kas atrodo taip, dar bunda. Taip, šalia krokų atrodo mano Pink and Rose hortenzija. Irgi pasižiūrėkit, kaip jau gražiai pradėjo augti. Ir turėtų būti gražus krūmas. Pink and Rose. Vimstret. Irgi labai žemai genėjau tam, kad suformuočiau karkasą, nes buvo mažas krūmas ir pasižiūrėkit, kokie stiprus nauji auga. Išpabudo abi tos akutės.
Sunday Phrase. Na, šioje pusėje kažkaip labai krūmas silpnokai bunda. Bijojau, kad jis iš vis nepabus, tai palikau daugiau tų akučių. Tai pasižiūrėkit, jos bunda, bet irgi biškį čia šalnų gavo ir va, iš apačios irgi išleidžia. Ir čia irgi iš apačios išleidžia naujus ūglius. Sunday Phrase. Sekantis krūmas Summer Love irgi keistai nugenėjo, nes irgi atrodė, kad nerodo jokių gyvybės ženklų. Tai pasižiūrėkit, irgi kaip šalnos pakenkė irgi ūgliukam, bet vat toliau kaip ir bunda. O iš apačios ir vat iš tų šoninių, matot, labai trumpai buvo genėta ir išleidžia irgi naujus ūgliukus. Pavasarį, kai paaugs, jau gegužės viduryje, birželio mėnesį reikės juos dar praretinti, tam, kad palikti jėgų stipriausiom šakom ir kurios geriausiai bus formavimui. Tai o tuos kitus jau perteklinius reikės pašalinti, norint, kad krūmas turėtų gerą karkasą. Porą metų reikia pakentėti, bet užtat vėliau bus nuostabus krūmas. Toliau po krokais pasislėpusi metalika. Irgi pasižiūrėkit, kaip žemai buvo genėta. Ir tuomet pumpurai išlenda iš žemės ir kokie vat gražus ir stori. Čia buvo 2 akutės paliktos, irgi matot, kokie gražus ūgliukai jų. Ir šioje pusėje irgi pasižiūrėkit, irgi gražus ūgliukai. Tai bus metalikos krūmas. Čia yra mažiukas Herkulės irgi šioje pusėje, kažkaip labai jisai silpnai man bunda, bet matote, buvo trumpai genėtas, paliktos 2 akutės ir irgi man bunda gan stori ūgliukai. Dabar parodu savo Vanilla Phrase krūmus, kuriem jau yra apie 5 metus. Ir kaip ir kalbėjau apie tą karkaso formavimą. Pasižiūrėkit, koks mažai šakų apačioje. Ar ne, buvo 3, nors gal ir 4, čia tik tai jau kažkaip suaugo tos 2 šakos į vieną. Ir koks buvo genėjimas. Ir pasižiūrėkit, kokios storos šakos. Paktos. Ir minimaliai pumpurų, tam, kad vėl irgi būtų ir toliau formuotųsi toks storas tvirtas karkasas. Ir tuomet Vanilla Phrase laiko savo visus stiebus, nebent jau tikrai nukristų po didelio lietaus. Bet tai čia kiekviena hortenzija, turbūt ir Limelightas po didelio lietaus, tai tikrai visos nuninksta šakos. Čia neapsieita irgi nuo praradimų. Buvo gražiai formavosi pumpurai, tačiau kažkas juos suvalgė ir liko tik tai vienas. Čia žiūrėkit, kaip šalnos pakenkė, nors ir bandžiau dengti. Gan intensyvus čia judėjimas šalia gatvės pas mus. Tai ką norėjau parodyti, pasižiūrėkit, kaip bunda. Visada bunda pirmieji viršutiniai pumpurai, o tik vėliau apatiniai pumpurai. Ir irgi, jeigu kas bijote, kad kažkaip per daug nukirpote, pasižiūrėkit, visada hortenzija turi miegančių pumpurų ir taip pat jos iš karkaso pumpurai auga. Hortenzija Phrase Melba. Čia tulpė, nuo šienavimo netyčia nukentėjo. Vėlgi tikslas buvo toks pats, iš mažų vienmečių ūgliukų šiais metais suformuoti didesnį karkasą, tvirtesnį, tai užtat buvo minimaliai genėta, minimaliai palikta tos
tų šakų ir vat, pasižiūrėkit, kaip bunda, kiek va čia va daug pumpurų atsiranda, bus naujos šakos, tvirtesnės ir bus jau kitais metais galima bus formuoti gražų karkasą. Na ir čia vat šonuose irgi bunda, bet turiu įtarimą, kad gal dar ir išės papildomų šakų pumpurutų. Taip, toliau iš eilės yra kitas mano Vanilla Fries krūmas. Irgi pasižiūrėkit, karkasas iš minimalaus kiekio šakų, bet užtat jos tvirtos. Ir čia irgi gan drastiškai genėjau tam, kad suformuočiau irgi karkasą. Deja, padariau klaidą, vis dėlto reikia palikti daugiau pumpurų, nes šitos pusės nukentėjo nuo šalnų. Na, iš kitos pusės ne bėda, nes jos augtų čia iš šonus į vidų ir trukdytų šitą. Taip, kad ne visada kažkaip kaip prognozuoja, gamta pakoreguoja pagal save. O čia vat irgi pumpuriukas nušalo. Čia šone visai jo reikėtų, bet vat nušalo. Tačiau šitie vat pumpurai kompensuos tą šoninį vaizdą. Čia vat irgi pasižiūrėkit, kaip apačioje pumpuras, ir va čia vat, šitoje dalyje vat formuojasi. Na ir irgi šitoje vietoje nesitikėjau, maniau, kad vat bus augs aukščiau. Ir iš tikrųjų buvo tie pumpurai, bet matote, kaip nukentėjo nuo šalnų. Ir vat skruzdžių yra, reikės irgi kažkuo čia papurkšti. Ir va čia, žiūrėkit, irgi buvo palikta, bet vat nušalo. Tai vadinasi, kitais metais reikės palikti didesnį rezervą tam, kad viršutiniai nušaltų, o apatiniai tuomet turėtų jėgų tada jau naujai, nes jie vėliau išdygsta, jie tada naujai, kaip ir šioje vietoje, matote, naujai auga jau kai šilčiau. Tai yra Pinky Winky mažas krūmelis, irgi praeitų metų, tai yra jau 2 metai. Ir jo negenėjau, nes mačiau, kad yra viršuje gražus pumpuras ir vat pasižiūrėkit, kaip jisai tęs augimą. Ir už šalia irgi ta pati situacija, vat pumpuras, jis toliau augs į viršų, tačiau dar ir šone visos irgi papildomos akutės. Šita man bus turbūt nušalusi. Tai va, matote, kaip iš pirmamečių, kaip vat vystosi karkasas ir jau turėsiu. Aišku, bijau skaičiuoti, kad nieko blogo neatsitiktų, bet 1, 2, 3, 4 bus gražūs žiedai, jeigu viskas bus gerai. Gal ir daugiau užaugs, laikas parodys. Taip, na, o čia tas Little Fresco, kur aš pabijojau, kad jisai neaišku, kaip su juo bus. Ir aš jį persodinau ir vietoj jo nupirkau tą kitą didesnį. Tačiau pasižiūrėkit, visai rezultatas geras. Čia kaip nuo žemės filmuojant, tai pasižiūrėkit, čia vos turbūt 2-3 cm yra to karkaso ir kokie formuojasi gražus ir stiprus pumpurai. Ir bus, va, žiūrėkit, jau iš 2 šakelių pirmamečio. Šiais metais jau bus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir labai gaila, bet va, viršutinė man ir šoninė šitas nušalo. Čia būtų dar geriau, daugiau. Bet užtat, va, irgi bus tvirtas karkasas ir pakankamai užtektinai bus tų žiedų. O dar kitais metais, kai jau bus tas karkasas, tiesa, va čia vat vidurinę greičiausiai reikės pašalinti, kad būtų toks erdvesnis krūmas. Tai va, tai irgi jau tada jau nugenėjus ir palikus dar po porą akučių, tai pasižiūrėkit, bus 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 turbūt bus žiedų. Tai čia jau 3 metais. Taip, kad pirkti vienmečius krūmus, gal ir verta, jeigu turite laiko ir kantrybės laukti.